Brangieji, šiandien girdime Jėzaus palyginimus, kurie iš pirmo žvilgsnio atrodo paprasti, beveik buitiniai. Piemuo, kuris palieka 99 avis ir ieško vienos, moteris, kuri pameta monetą ir uždega žiburį, šluoja namus ir ieško, kol randa. Tačiau šiuose paprastuose vaizduose slepiasi gilus Evangelijos slėpinys – Dievo širdis nusidėjėliui. Tai nėra pasakojimas apie žmogaus pastangas rasti Dievą. Tai pasakojimas apie Dievą, kuris ieško žmogaus. Pradėkime nuo to, ką šis tekstas atskleidžia apie mus. Pamesta moneta yra vienas iš stipriausių įvaizdžių žmogaus būklei apibūdinti. Moneta negali pati pajudėti, negali pati šaukti, negali pati sugrįžti, net negali suprasti, kad yra pamesta. Tai yra žmogaus būklė be Dievo malonės. Mes dažnai galvojame apie nuodėmę kaip apie blogus poelgius, bet Biblija kalba giliau. Nuodėmė yra būsena, kurioje žmogus yra atskirtas nuo Dievo. Ir dar daugiau, nuodėmė nėra tik klaidos. Tai tamsa, kuri paveikia ne tik mūsų veiksmus, bet ir mūsų supratimą. Todėl žmogus be Dievo ieško prasmės, bet jos neranda. Nori šviesos, bet gyvena šešėliuose. Nori būti geras, bet nepajėgia pats savęs pakeisti. Mes negalime patys savęs išgelbėti. Nepakankamai geri darbai, nestipresnė valia, nerelingesnis gyvenimas, niekas mūsų neiškelia iš šios tamsos. Jei Evangelija tuo ir pasibaigtų, tai būtų beviltiška žinia. Bet Evangelija prasideda ne nuo žmogaus, o nuo Dievo veikimo. Moteris uždega žiburį. Tai nėra tik graži detalė, tai visos istorijos esmė. Dievas nepalieka žmogaus tamsoje, jis įžengia į ją. Dievas ateina pas mus per malonės priemonės, per jo žodį, krikštą, šventąją vakarienę. Tai yra žiburys, kurį Dievas uždega tamsoje. Pirmiausia, Dievo žodis. Psalmistas 119 psalmėje sako: Tavo žodis žibintas mano žingsniams ir šviesa mano takui. Tai reiškia, Dievo žodis nėra tik informacija, tai ne tik moralinis mokymas, tai veikiantis Dievo įrankis, kuris atskleidžia nuodėmę ir kartu dovanoja atleidimą. Kai girdime įstatymą, jis mums parodo tiesą. Mes esame pamesti. Kai girdime Evangeliją, ji mums sako: tu rastas Kristuje. Tai yra tas žiburys, kuris apšviečia ne tik kambario kampus, bet ir mūsų širdis. Ir svarbiausia, šis žiburys nėra žmogaus sukurtas. Tai Dievo balsas, kuris ateina į mūsų tamsą. Antra, krikštas. Krikštas nėra žmogaus pažadas Dievui. Tai Dievo pažadas žmogui. Tai vieta, kur Dievas sako: tu esi mano. Kaip moneta neturi jokios galios būti surasta pati, taip ir mes krikšte nesame aktyvūs Dievo atradėjai. Mes esame tie, kuriuos Dievas pažymi kaip savo. Čia vyksta didysis apsikeitimas. Mūsų nuodėmė Kristui, Kristaus teisumas mums. Ir tai nėra simbolis, tai realus Dievo veiksmas. Krikšte tu buvai ne tik apšviestas, tu buvai atrastas. Trečia, šventoji vakarienė. Jei žodis yra žiburys, o krikštas radimo pradžia, tai vakarienė yra Kristaus artumas mūsų kasdienybėje. Čia Kristus ateina ne abstrakčiai, bet labai konkrečiai. Duona, jo kūnas, vynas, jo kraujas. Tai nėra žmogaus simbolis Dievui, tai Dievo dovana žmogui. Ir kam jis skirta? Ne stipriausiems, ne tiems, kurie jau viską susitvarkė. Jis skirta tiems, kurie vis dar kartais jaučiasi pamesti.
Grįžkime prie palyginimo. Moteris uždega žiburį ir ieško. Tai labai svarbu. Ji ne tik apšviečia kambarį, ji aktyviai ieško. Tai rodo Dievo veikimą. Dievas nėra pasyvus, jis nėra tolimas ir jis nėra abejingas. Jis yra Dievas, kuris ieško. Ir šiandien jis ieško ne per emocijas ar atsitiktinumus, bet per savo įsteigtas priemonės – bažnyčią, žodį, sakramentus. O kur Dievas mūsų šiandien randa? Labai praktiškas klausimas. Kur šiandien vyksta tas radimas? Ne miglotoje dvasinėje patirtyje, ne žmogaus vidinėme ieškojime, bet labai konkrečiai, kai skaitomas ir girdimas Dievo žodis, kai vanduo jungiamas su Dievo pažadu krikšte, kai dalijama Kristaus vakarienė, kai bažnyčia susirenka ne savo idėjoms, bet Evangelijai, ten dega žiburys. Ir todėl bažnyčia nėra tik žmonių surinkimas, tai vieta, kur Dievas veikia. Religingi žmonės dažnai sako, aš ieškau Dievo. Bet Evangelija sako, Dievas ieško tavęs. Tai visiškai pakeičia viską. Išganymas nebėra pasiekimas. Tikėjimas nebėra žmogaus projektas. Bažnyčia nebėra savildai skirta erdvė. Visa tai tampa atsaku į Dievo veikimą. Ir kai moneta randama, Jėzus sako, džiaugiasi visa aplinka. Tai labai svarbi detalė. Dangaus džiaugsmas nėra dėl to, kad žmogus pagaliau susitvarkė. Džiaugsmas yra dėl to, kad pamestas buvo surastas. Tai yra Evangelijos esmė. Ne tu pasikeitei, todėl Dievas tave priėmė. Bet Dievas tave surado, todėl tu esi jo. Ką tai reiškia mums? Šis tekstas kviečia į labai paprastą ir gilų atsaką. Nustoti manyti, kad turime patys save išgelbėti. Nustoti gyventi tamsos logiką. Ir atsigręžti į šviesą, kuri jau uždegta. Brangieji, ši Evangelija apie žiburį tamsoje nėra tik gražus palyginimas. Ji yra pažadas. Ir dar daugiau, ji yra Dievo veikimo aprašymas mūsų gyvenimo šiandien. Nes labai lengva manyti, kad dvasinis gyvenimas priklauso nuo mūsų nuotaikos, nuo mūsų indėlio, nuo mūsų pastangų ar nuo mūsų stiprybės. Tačiau ši ištrauka iš Luko Evangelijos mums sako visai ką kitą. Dievas pats uždega žiburį, Dievas pats ieško ir Dievas pats randa. Tai reiškia, kad tavo tikėjimo pagrindas niekada nėra tavo vidinė būsena. Jis yra Dievo ištikimybė. Galbūt šiandien kažkam iš jūsų dvasinė tamsa atrodo labai reali. Tai gali būti kaltės jausmas, kuris nepaleidžia, nuovargis nuo kovos su nuodėme, abejonės, ar Dievas vis dar su tavimi, ar netylus klausimas, ar aš dar jam priklausau. Jei tai atpažįsti, ši Evangelija skirta tau. Nes Dievas šiame tekste nerodo žmogaus, kuris pats išsikapsto iš tamsos. Jis rodo Dievą, kuris įeina į tamsą. Ir tai yra didysis krikščioniško tikėjimo paradoksas. Ne mes kylame pas Dievą, bet Dievas nusileidžia pas mus. Šis žiburys, apie kurį kalbame galiausiai, nėra tik metafora. Jis turi vardą. Tas žiburys yra Jėzus Kristus. Jis pats apie save sako, aš esu pasaulio šviesa, kas seka manimi, nebevaikščios tamsybėse. Tai reiškia, Dievo ieškojimas pasiekia savo viršūnę ne tik palyginime, bet kryžiuje. Kryžius yra ta vieta, kur Dievas ne tik ieško žmogaus, bet pats prisiima žmogaus tamsą. Pats įžengia į nuodėmės gelmę ir ją nugali prisikėlimu. Todėl tavo gyvenimo tamsa niekada nėra vieta, kur Kristus nebuvo. Labai svarbu prisiminti, Dievo veikimas nėra vienkartinis emocinis įvykis. Jei esi pakrikštytas, tai reiškia, tu jau buvai surastas. Dievas jau ištarė tavo vardą.
Jo pažadas jau yra skirtas tau. Ir tas pažadas nėra laikinas. Kai kyla abejonės, bažnyčia visada grąžina ne į tavo jausmus, bet į Dievo veiksmą. Aš esu pakrikštytas. Tai reiškia, aš priklausau Kristui, net kai jo nejaučiu. Šventoji vakarienė mums primena dar vieną labai svarbią tiesą. Kristus nesitraukia nuo tavo silpnumo. Jis ateina į jį. Kai tu prieini prie altoriaus, tu neatneši Dievui savo stiprybės arba koks tu fainas. Tu gauni jo stiprybę. Mylimieji, ši evangelija baigėsi ne žmogaus triumfu, bet Dievo džiaugsmu. Džiaukitės su manimi, nes radau. Tai reiškia, tavo istorijos pabaiga nėra tavo klaidos. Tavo istorijos pabaiga yra Dievo džiaugsmas dėl tavęs. Ne todėl, kad tu viską padarei teisingai, bet todėl, kad Kristus viską padarė už tave. Jei šiandien jautiesi silpnas, prisimink. Tavo tikėjimo pagrindas nėra tavo stiprybė. Tavo vilties pagrindas nėra tavo pastovumas. Tavo išgelbėjimo pagrindas nėra tavo pastangos. Tai yra Kristus. Jis yra tas žiburys, kuris šviečia tamsoje ir tamsa jo neužgožia. Todėl šiandien gali išeiti ne su įsipareigojimu būti geresniu, bet su laisve. Tu esi surastas, tu esi Kristus. Tu esi jo žodžio nešamas. Tu esi jo sakramentais stiprinamas. Ir jis, kuris tave surado, niekada tavęs nepaliks. Ir jei reikės, jis vėl ieškos tavęs. Jis ieškos tiek kartų, kiek reikės.